kartą visa Lietuva mini 21-asias sausio 13-osios tragiškų įvykių metines ir laisvės gynimo dieną. Ši data iš tikrųjų labai svarbi, atkuriant Lietuvos nepriklausomybę ir ją įtvirtinant. Bet yra ir kita, žymiai senesnė data. Šiandieną, sausio 13 dieną, lygiai prieš 220 metų, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Stanislovas Augustas pasirašė dokumentą, kuriuo mūsų Plungės miestui buvo suteiktos Magdeburgo teisės. Su dviem dailininkais padaryti parodą ir paminėti vakarus su visais čia susirinkusiais, paminėti čia žymę datą. O Laisvės gynėjų dieną mes minėsime vėliau, 17 valandą, prie Laisvės paminklo. Šios parodos autoriai yra mums iki skausmo pažįstami, tai Leonardas Černiauskas ir Valdas Simutis. Kviečiu juos čia prieš visus pasirodymus. Noriu pasakyti, kad tie dailininkai iš tikrųjų visada pasiryžę, bet kada, bet kokią progą surengti parodą, nes jie be galo daug dirba, jiems tapyba kaip kvėpavimas. Ir jie labai dažnai rengia parodas ir čia, ir kitose Respublikos miestuose. Štai, kad ir praeitų metų spalio mėnesį, sakykime, Leonardo Černiausko didžiulė paroda buvo kultūros centre, kuri žymėjo dvi datas, 45-asias kūrybos dailininko metines ir 195-asias Pagrindėnų Malūno metines. Na, o Valdas Simutis turėjo spalio mėnesį Vilniuje didžiulę parodą galerijoje Akademija. Tuos vaizdus čia šiuose paveiksluose ir džiaugiamės, kad būtent šiuo renginiu mes pradedam vis dėlto mūsų Plungės miesto savivaldos paminėjimus. Taip pat šiandieną atidarome ir parodų salėje dailininko iš Gargždų Juozo Ramanausko tapybos parodą. Kviečiu gerbiamą Juozą Ramanauską irgi pasirodyti. Vėliau nueisime visi pakritikuoti jo tapybos draugų. Juozas Ramanauskas gyvena ir kuria Gargžduose. Kažkada tai jis dirbo gamykloje dailininkų, pieštuku piešė, tepliojo su dažais, o tapyti drobes pradėjo jau sulaukęs gan brandaus amžiaus. Tačiau irgi taip pat tapyba yra kaip kvėpavimas, labai daug dirba, kaip matysit parodų salėje, labai didelis drobes mėgsta ir myli savo gimtąją šalį ir aišku, jo paveiksluose ne tik figūrinės kompozicijos žmonių portretai, bet ir Juozas kūrė eilėraščius, vėliau fotografavo, yra surengęs ne vieną fotografijos parodą, yra kiekvienais metais, jau 10 metų dalyvauja tapybos parodoj konkursiniai Adomo Varno Joniškyje ir yra tos parodos prizininkas. Kaip sakant, irgi mums labai malonu, kad jau antrą kartą rodyti čia visai kiti paveikslai, negu buvo 2008 metais. Mums irgi labai malonu. Štai 3 dailininkai, kurie šiandien ypatingai nusiminę, labai po visų darbų, bet mes džiaugiamės jūs matydami ir jūsų paveikslus. Todėl noriu pakviesti kultūros centro direktorių šią progą tarti keletą žodžių. Šiandien Plungės miesto gimtadienį. 220 metų, kai Plungė turi savivaldos teisę. Ir kas gi svarbiausia miestui, kad miestas būtų didelis, išskirtinis, kad turėtų tą savivaldą. Ir kas gi svarbiausia šaliai, Lietuvai, kad jinai
būtų laisva ir nepriklausoma, kad jinai sugebėtų laikas nuo laiko įrodyti, kad jinai yra savarankiška ir laisva. Aš galvoju, labai simboliškai tai rodo mūsų kultūros centre šiandien atidaromas 2 parodos. Galbūt taip ir reikia įrodyti, arba taip ir reikia parodyti visiems, kaip aš myliu savo miestą, kaip aš myliu Lietuvą. Ir nuo tos mūsų meilės viskas priklauso, kokia ta Lietuva bus, koks bus mūsų miestas. Ir šitų dailininkų, kaip Zefyras sako, iki skausmų pažįstamų arba liūdnų, iš tikrųjų darbai yra gražiausias įrodymas, kad štai taip, kuriant, štai taip mylint, galima parodyti, kad mūsų Lietuva yra laisva, kad mūsų miestas yra didingas, kad ir gražus, galbūt labai paprastai, bažnyčios, tai yra mūsų miestas. Arba vėlis po didžiuliais senais ąžuolais, dailininko Ramanausko darbe, tai yra mūsų Lietuva. Todėl viskas taip gražiai šiandien sutapę ir taip simboliškai pradedam ir Laisvės gynėjų dieną, ir Plungės 220-asias savivaldos metinės. Aš labai džiaugiuosi, dėkoju mūsų dailininkam ir man labai smagu, kad iš tikrųjų mes atidarom parodą, miesto jubiliejui skirtą parodą, turbūt 2 tokių didžiausių ir rimčiausių grandų, tai ką turi Plungė šitoje srityje. Ir neabejoju turbūt tai, ką turi Lietuva. Aš be galo iki skausmo esu patenkintas, todėl kad mes galime pasidžiaugti savo kūrėjais, nuo kurių ir priklauso mūsų miestas Lietuva. Sveikinu su gražia švente, su paroda. Noriu padėkodamas teikti po gėlytę, paspausti ranką ir palinkėti didžiulės kūrybinės sėkmės. Ačiū labai. Tapytojų darbus ir aš noriu įteikti taipogi Eleonoros Ravickienės knygą apie Plungę šimtmečių tapais, kiekvienam po vieną skaitykit apie Plungę, bet jau jūs gal skaitėt Plungę šviesis. Taip, man labai patiko, kad mūsų gerbiamas Juozas sako, va čia bus foje atidarimas mūsų plungiškių dailininkų, kur skirta mūsų miesto savivaldos 220 metinėms. Sako, o kodėl aš negaliu savo parodos paskirti tam mūsų miesto gimtadieniui? Labai malonu, gerbiamas Juozai, kad jūs prisidedat prie mūsų miesto gimtadienio. Ir aš manau, kad gal ką nors pasakysit, gal pirmas svečias, gerbiamas Juozai, gal vieną, du sakinius, aišku, tapytojams yra lengviausia tapyti, bet nekalbėti. Tačiau vis tiek visi žmonės žiūri ir galvoja, kaip čia dabar ir. Labai sunkus pasirinkimas, ką daryti. Buvo vienas žodis Lietuva. Pradėti nuo Lietuvos. Pradėti nuo senolių Lietuvos. Ne nuo sugriautos, bet nuo senolių. Tai tas ciklas, galvoju, sudarysiu 20 paveikslų, paskiau kitką. Bet pasirodo, tas ciklas man ir nepabaigė. O kiti paveikslai išeina. Vienas. Tai labai malonu, jūs tą senolių ciklą tęskit ir tęskit visą gyvenimą. Aš norėjau pabaigti, bet pasirodyti negaliu. Negalima užbaigti, nes Lietuva yra brangi. Kiekvienam. Ačiū. Paskui eisime žiūrėti jūsų paveikslus. Tu ką nors pasakyk, kaip jau esi čia. Gal nesakyti, aš noriu pasveikinti tėtis su gražiu parodu. Čia aišku, mokytojas sveikins, nes čia savaime aišku. Tad kviečiu visus į parodų salę. Dabar pažiūrėsime, kaip gerbiamas Juozas Ramanauskas gyvena tapyboje.
Užlaužė tragiškai nusvirusias langas, o tu sakai, stovi ir stovi laisvė. O tu sakai, stovi ir stovi laisvė. Tai uždaryk mane, tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro, tai kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė. Tai uždaryk mane, tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro, tai kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė. Sakai, taip eina laisvė. O tu sakai, taip eina laisvė. Tai uždaryk mane, tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro, taip kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė. Tai uždaryk mane, tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro, taip kaip uždaro vakarą naktis. Ir nėra jau nieko baisaus, na tik tai prie tavęs prisiglaus. Ir nėra jau nieko baisaus, na tik tai prie tavęs prisiglaus. Kol dar nelyjos ežere, kol dar virš upių kyla rūkas, kol baltas paukštis 21 metų sausio mėnesio įvykiai. Jų metu Lietuvoje buvo mėginta įvykdyti valstybės perversmą.
Šarvuočiai ir tankai apsupa radijo ir televizijos komiteto pastatą, pradeda šaudyti į pastatą ir budinčius žmonės, užima komiteto rūmus ir studijas. Kariškiai trukdo paimti žuvusių į lavonus ir sužeistuosius. Užėmus Lietuvos televizijos bokštą, vienas LKP vadovų Juozas Jarmalavičius per mašinos garsiakalbį skelbė: broliai lietuviai, nacionalistų ir separatistų vyriausybė, kuri priešpastatė save liaudžiai, nuversta. Eikite pas savo tėvus ir vaikus. Per televizijos bokšto šturmą žuvo 14 civilių gyventojų: Loreta Sanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius. Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas. Algimantas Petras Kavaliukas, Vidas Macilevičius, Titas Masiulis. Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Pavilaitis, Ignas Šimulionis. Vytautas Vaitkus, Vytautas Koncevičius, daugiau kaip 500 žmonių sužeista. Užgrobusi radijo ir televizijos pastatus, tankų Jie gieda Marija Marija ir meldžiasi. Minios pulti kariuomenė nesiryžta. Sausio įvykiuose dalyvavo didelė Lietuvos dalis. Įvykdyti valstybės perversmą sutrukdė Lietuvos Respublikos gyventojai, gynė teisėtai išrinktą valdžią ir Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Visi tų dienų didvyriai nepabūgė galimos mirties ir vien tik savo kūnais gynė mūsų laisvę, įpareigojo mus. Taigi kviečiame jos pagerbti tylos minutę. Kurią daugelis taip sutrumpintai, jau aš pastebiu, vadinam paprasčiau pergalės diena. Iš tiesų, prabėgus laikui, turbūt vis labiau suvokiam, kad tai yra ta diena, kuri lėmė, kad mūsų atkurtoji nepriklausomybė atsilaikys, kad kovo 11-osios aktas bus veikiantis iki galo, seks po to valstybės pripažinimas, žinoma dar su tom pučio konvulsijom, bet buvo kažkaip aišku, kad išaušus sausio 13, kai tankai nebepuolė jau, nebedrįso pulti parlamento, kad mes atsilaikėm ir atsilaikėm iš esmės. Tiem žmonėm, kurie aukojo savo, dažniau beveik visais atvejais jaunas gyvybės ir jų aukos kaina yra šiandien mūsų turima laisvė. Na, ta laisvė mes įvairiai matyt naudojamės, lygio netgi tokius dalykus kaip jaunojo Paleckiuko išsidirbinėjimai, bet svarbiausiai, kad Lietuva eina į priekį ir aš manau, kad tą laisvės turinį mes vis labiau užpildysim prasmingai. Manau, kad nepaskęsim visokiuose neigimuose ir nihilizmuose, kažkuo amžinai skųsdamiesi, o žiūrėsim į priekį. Jeigu kažkur yra problemų, jas be didelių aimanų imsimės ir spręsim. Ir iš tikrųjų apsidairykim ir aplink, kad ir čia Plungėj, kur mes matom konkrečiuose dalykuose tą laisvės turinį, nėra čia viskas jau taip blogai toj Lietuvoj. Auga gražūs pastatai, dirba žmonės, kuria šeimas laisvai, nevaržomai, niekieno neprimestų būdų. Tai aš ir kviečiu, būkim verti tos gautos laisvės, būkim verti tos tų sausio 13 kritusių aukos. Prisiminkim, kad ir kasdieniniuose reikaluose apie jų pasiaukojimą ir manau, kad Lietuva eis į tokį būvį vis labiau, kur pasakysim, kad čia yra iš esmės gera gyventi visiems, kad čia matysim vis daugiau teisingumo ir sąžiningumo, vis mažiau perdėto godumo, korupcijos. Taip pat žodį tarti kviečiame Plungės rajono savivaldybės merą Albiną Klimą.
Labas vakaras. Ši diena mums yra visiems labai brangi. Mes aukojomės, tikrai aukojomės vieningai visa tauta. Ne vien tie, kurie stovėjo prie bokšto, bet ir pačioj Plungėje. Buvo, bėgo žmonės į centrą, bėgo žiūrėti, kaip klostysis įvykiai toliau. Ar pavyks atsilaikyti ar ne. Teko sausio 13 pabūti prie bokšto. Rytą metą nuvažiuoti prie parlamento. Su plungiškiais, dviem autobusais buvom išvykę. Vaizdas tikrai, kad kaip kare. Važiuoja tankai, šaudo po kojom iš tuščių šovinių, kad iš garso išgąsdintų, išbaugintų žmonės. Bet neįsigando. Pavyko nublokšti tik tais automatą buožėm muždami į nugaras. Įpuolė į bokštą, iš bokšto į langus išdauždami, išdaužę langus išlindo, lauk ir į nugaras, duodami su buožėm per galvas dustūmė ant bokšto. Bet žmonės nesitraukė. Jie laikėsi už laisvę. Atsitraukė ilgai, dar iki pat ryto, iki pat aušros stovėjo prie kalno, kur bokštas yra, užblokavę visus kelius. Bet prieš šarvuočius neatsilaikė. Atsitraukė prie parlamento, nuvažiavo. Ten susirinko, kaip kad sakė, čia apie 20 000. Jau į tokią masę nedrįso važiuoti. Ir dabar irgi susivienykim ir dirbkim kartu, žiūrėkim, siekim, kad neišvažiuotų mūsų vaikai iš Lietuvos. Žiūrėkim, kaip beišmanydami turim susikaupti. Tik vienybei bus mūsų jėga. O jeigu išvažiuosim, išsiskirsim iš Lietuvos, tai čia paliks Azijos Respublika. Ačiū visiems. Susikaukim, laikykimės. Човена мотоші
tie žodžiai apie mūsų nepriklausomybę. Savinaudos ledai. Žydri melsvai, susvetimėjimo ledonešių sužibę. Ne kartą kėlėmės iš pelenų. Ir prisikėlusi iš širdį sūnom tapo. Suskilo aukuras. Neketinu. Malda senolių plėšti iš senųjų lapų. Jie buvo nemirtingi kaip dievai. Tie žodžiai apie laisvę. Ir ištikimybę. O kryžkelių likime. Apgavai. Kaip piktžolė šaknis, mūsų puikus, lauks teismo dienos paskutinės. Taip nelaužyk savo rankų, kaip beržo šakas, kad laužo užrūstintas vėjas. Tau dar liko sūnukas, tėvynę praras, antros neišmels apgailėjęs. Tau dar liko sūnukas, tėvynę praras, antros neišmels apgailėjęs. Ten nužudo dangaus angelai, vainiką iš diemantų pina. Kam nusviro galva, tam dangaus angelai, vainiką iš diemantų pina. Daugel krito sūnų, kaip tų lapų rudens. laisvė. Sakyk, kad mylim Lietuvą, labiau mes už gyvenimą. Ir dainuok visą širdį. Laisvė, laisvė, tu vienintelė tikra. Laisvė. Dabar yra 2011 metai, spalio 23 diena. Ir esame dabar pačiam parke prie tilto, einant ant Oginskio rūmų ir prie laikrodinės. Matome rudens peizažą. Atėjo ruduo. Ir nuspalvino ant medžio geltonus lapus. Čia matome dabar parke biblioteką, kur gali neužilgo ateityje nebelikti, nes žada panaikinti ir ten įkurti gal vaikų biblioteką arba ko nors kitą. Esame parke prie Pabrungo, kur teka
toli tolyn. Rudens peizažą matome, kaip atrodo labai gražiai. Čia pagal Justiną Marcinkevičių poetą Rudens spalvos. Čia irgi esame prie Pabrungo ir esame prie tilto parke. Labą gražą įdėlti tau po kojų. Esame prie Pabrungo, prie tilto. Čia iš kitos pusės prie tilto. Matome, kaip lapai nukrenta ir kitur dar pageltonavo. Dabar esame parke ir matome iš toli jau pradedant renovuoti laikrodinę, kur čia gyveno Oginskio laikų tarnai ir laikrodininkas. Čia jie darbavosi ir gamta graži ir jaukiau būdavo ponams. Dabar esame iš šono prie laikrodinės. Čia, kur buvo pastatyta 1874–5 metais. Čia matome rekonstrukcijos projektą laikrodinės. Kur vyksta darbai iki šiol.
Esame dabar iš kito šono, kur bus įėjimas ir biblioteka. Čia dar vyksta darbai. 2011 metų spalio mėnesį. O čia yra atkasė ir sutvarkė sieną. Prie pat laikrodinės ir bus sujungta. Čia prie taip pačių sienų, tik arčiau. Ir matome tolesnius darbus. Nes čia būdavo labai gražiai, bet tais laikais 19 amžiuje negalėdavo eiti, kol ponams neduodavai kyšių. Tais laikais būdavo draudžiama be Oginskio Mykolo leidimo. Čia tik ponai atvažiuodavo ir jo pavaldiniai. Dabar iš kito šono matome pratęstus darbus. Matome iškeliuoja laikrodį. Pradedant naujinimus darbus. Čia bus biblioteka ir žmonės čia lankysis. Dabar dar iš kitos pusės ir matome bokštą laikrodžio. Čia rusų laikais būdavo pionierių stovykla ir lankydavo pionieriai. O čia tose vietose, kur vyksta statyba, čia buvo rusų laikais sugriauta. Nes gal per karo metais buvo apgriauta ir paskui pribaigė pionieriai. O dabar čia bus po nepriklausomybės biblioteka, kur vyksta dabar darbai.
Čia bibliotekos rekonstrukcija. Ir bus muziejus, ir biblioteka. Susirinks daug žmonių ir svečių. Dar kartą laikrodinė. Ir vykstantys darbai. Čia buvo ir šiltnamis, ir daržas būdavo, ir sandėliai. Ir būdavo vasaros sodas. Čia Auginskiai atvažiuodavo, apžiūrėdavo, o tarnai dirbdavo. Iš tų laikų jau nieko nebeliko. Tik tais pamatai buvo ir siena. O laikrodis nebeveikė, nes karo metais ją nutildė. Dar čia perveizam ir patikrinam, ar statyba bus įvykdyta bibliotekai. Matome dar toliau, kaip atrodo iš arti laikrodžio bokštas. Čia, kur įvyko dabar renovacija. Esame dabar tam pačioj vietoj, tik prie tvenkinio. Rudens peizažas.
kaip atėjo ruduo. Vėjelis šiltas ir šniokščias. Ir dar daug nenukritusių ir nepageltusių lapų. Dabar esame prie šnypščiančio vandens. Ir rudens peizažas. Įsikirpia. Daug linkėjimų nuo Valdo ir Linutės, kad rudenį jiems būtų gražu ir jiems šviestų ateitis. Linki Arūnas, bendražygis. Rudens peizažas labai gražus. Ir šniokščiančiai upelis. Dabar einant ant Oginskių rūmų. Ir peizažą matom. Matome plaukiančią antį. Peizažas. Ir matome toliau rūmus. Dabar jau esame jau arčiau prie rūmų. Ir rudens peizažą. Matome baltus rūmus, kur gyveno tais laikais Mykolas Oginskis nuo 1870
74-5 metais. Ir ponai atvažiuodavo, baliavodavo ir gyvendavo. Čia buvo labai gražiai, o tarnai jūs aptarnaudavo. Ir su karietom atvažiuodavo ponai ir linksmindavo. O vargšai žmonės tik žiūrėdavo ir seilės varvindavo. Tai buvo 1874-5 metais. Ir iš toli matome arklytės. Čia kur ponai laikydavo arklius. Ir jie jodinėdavo. Iki pat 40 metų čia buvo mokykla ir žemės ūkio mokykla. Ir paskui vėl keitėsi, kol atsirado vėl mokyklos. Ir paskui 1941 metų užėmė vokiečiai. Čia vokiečiai gyveno ir ruošėsi prieš rusus karą. Dar esame prie šono renovacijos 2011 rugsėjo spalio mėnesį. Čia bus Oginskio Mykolo laikų muziejus. Bus atstatomas pagal senovėje. Kitiems siūlyju, kad ateit aplankyti, nes jau šiuo laiku ponų nebėra. Ir dar esame, toliau matome fontaną. Deivės vardu pavadinta ir arklytės. Pusiau yra renovuota ir čia gal po laiko, gal po 10, po 20 metų bus visas renovuotas ir padaryta arklytė, gal ir netgi muziejus. Bus ir arklių iškamšų, ir karietų. Čia
Dabar esame jau prie 1874-5 metų statytų rūmų ir gyvenusių Oginskių šeima ir palikuonis. Ir matome ant viršaus jau atkurtą Deivių ir Oginskių palikimą. Ir čia gyveno tarnai kitoj pusėj. Tai pastatai, kur dabar yra sekretorių ir raštinė. Ir matome dar Oginskių rūmų palikimą. Kai bus sutvarkytas parkas ir Oginskių rūmai ir arklidės, čia daug privažiuos svečių ir bus Lietuva nepriklausomybės dienos atminimas. Dabar matome labai arti Deivių skulptūrą. Ir Oginskių laikų palikimą, kur 1941 metais vokiečiai susprogdino ir jį paliko mūsų ateityje, anūkams ir proanūkiams. Dabar esame prie to pačio Oginskių rūmų, kai buvo prieš renovaciją. Ir vykstant prieš tai Oginskių rūmų atstatymo darbų. Čia statė ir renovavo Plungės Jonio firma. Rekonstrukcijos darbai. Ir matome iš kito šono, kad vyko rekonstrukcijos darbai. Dabar esame dar iš kito šono
Oginskių rūmų rekonstravimo darbų. Čia vyko 2011 birželio ir rugpjūčio mėnesių atstatymo darbai. Čia esame dabar prie pagrindinio įėjimo iš kito šono, kur vyko renovacija ir baigti darbai. Ir iš toli matome, prie dabar arčiau matome kitą Oginskių laikų deivę. Ir netgi gal pačią Oginskių palikuonių. Ir netgi vazas atstatytus nuo tų laikų. Čia esame pačiam parke ir po renovacijos. Čia kur eidavo ponai ir giedoriai. Čia giedodavo, dainuodavo ir netgi gal būdavo šokiai. O tose patalpose, kiemuose, seniau būdavo Zobovo laikų senieji rūmų pamatai. Čia panašiai gali būti nuo 17 amžiaus iki pat 19 amžiaus, kai stovėjo senieji Zobovo laikų rūmai. Čia buvo netgi atkasti pamatai ir beveik 3-4 savaitės stovėjo atkasti. Ir buvo matyti netgi pamatai. Ir žmonių kriaučiai. Čia gal buvo palaidoti ir netgi užmiršti. O paskui, per tus laikus po renovacijos ir ištirta Zobovo laikų pamatus užkonservavo. Ir gal ateityje žadama vėl atkasti, gal po 50-100 metų bus netgi
ištirti dar kartą ir paskui gal bus atstatyti pagal senoviją. Čia pačiu yra keliukas, kur einant į Joginskio rūmus. Čia dabar irgi renovavo laiptus ir atstatė pagal Joginskio laikų palikimą. Ir toliau matome, kaip buvo renovuoti laiptai ir stebėjimo aikštelė. Einant į Joginskio rūmus. Dar kartą peržiūrime, kad vyko darbai ir po darbų, kad viskas sutvarkė ir ruduo atėjo. Ir matome, kaip atstatyti laiptai į Joginskio rūmus. Čia pagal nepriklausomybės ir ateities mūsų anūkų ir proanūkių ateityje. Nes kad jie žinotų ir pamatytų, kas vyko 21 amžiuje. Dar esame parke. Atrodo rudens peizažas. Ir toliese yra Perkūno ąžuolas. Ten deivės kūrendavo laužus ir gerbdavo dievus. Nes tais laikais būdavo šventa vieta. Matome Perkūno ąžuolą, kaip atrodo dabar iš praeities. Kai kūrendavo deivės.
Dar kartą peržiūrime Oginskių laikų rūmus ir laiptus. Aš noriu, kad Valdai ir Linutė ateitumėte ar atvažiuotumėte aplankyti Oginskių rūmus. Jums tai patiks ir linkėsit kitiems gero, gėrio, laimės ir sveikatos. Čia linki bendražygis Arūnas nuo Oginskių rūmų laiptų, kur vyko renovacija. Dar kartą esame parke. Reikia pasigrožėti, nes paskutiniai lapai nukris ir Oginskių rūmai gali žlugti. Nes čia labai gražiai atrodo ir peizažas. Prašau Valdelį ir Linutė dar kartą neužmiršti, kad čia yra grožis, laimės ir gamtos sveikatos. Ir dar kartą palinkiu, kad nesusirgtumėt rudens liga. O čia einant dabar į bibliotekos pusę. Keliukas veda tiesiai. Nuo Oginskių rūmų. Čia esame pakalnėje. Ir matome toliau Oginskių rūmų ir rudens pėsį. Atrodo ruduo. Ir noriu palinkėti ir bendražygiui Algiui, kad jis kuo daugiau vaikščiotų po gamtą ir grožėtų gamtu, nes jam būtų reikalinga. Bendražygis Arūnas. Rudens peizažas. Oginskių rūmų. Matome, kad visur pageltonavo ir rudens grožio peizažai. Čia nuo Oginskių rūmų
Rudens peizažas. Čia tekantis Pabranga upė. Čia noriu, kad prisimintų Valdas ir Linutė. Čia rudens. Grožis. Ir spalio mėnuo. Dar esame parke. Matome rudens peizažą. Ir matome dar kol kas dabartinį biblioteką, o paskui jau kaip valdžia sugalvos. Ar vaikų biblioteka, ar kiti užimtumo vietos bus. Dabar esame prie bibliotekos. Rudens peizažą. Ir dabar esame prie paminklo, kur atstatyta 1928 iki 30 buvo atidengimas ir buvo pats pirmasis prezidentas Antanas Smetona. Dabar esame prie paminklo nuo 1918 iki 1920. Bet žmonės pyko, nes nepatiko
ant paminklo, kad buvo mergina apnuoginta. 1953 metų stovėjo. Lietuvos komunistų partija liepė pagal įsakymą susprogdinti paminklą. Ir toj vietoj nieko nebeliko. Nuo 1953 dabartinis paminklas nepriklausomybės atkūrimo metinių išvakarių. Čia dabar žmonės vaikšto pro jį ir per vasarį 16 ir kovo 11 visi plungdiškiai, svečiai, meras ateina padeda gėlių ir pagerbė nepriklausomybės atkūrimo žuvusių kareivių atminti. Už mano nugaros čia dabar kaip atsisukom, matome ir vykstanti čia dabar teismo salės statybos, kur čia stovėjo Plungėje pagarsėjusi kino salė Svaja. Dabar jau nebėra. Dabar iškart matome, kad vyksta statybos, kur čia stovės teismo salė. 2011 spalio 23 dieną šeštadienis. Matome, kur stovėjo kino salė Svaja. Dabar čia vyksta teismo salės rekonstrukcija, statybos.
Čia dar esame kol kas apačioj, kur vyksta statybos. Ir matome toliau paminklą Florijonų gaisrininkų paminklas. Florijonų paminklas, nuo 30-40 metų buvo gaisras Plungėje. Vienas vykstantis statybos. O čia nuo 1912 metais iki 1920 metais. Palikti ateitį, žadėjo vėl atkurti kino salę, bet sugalvojo čia padaryti teismo salę. Dar paskutinį kartą matome bažnyčią. Ir čia šnekėjo korespondentas, filmuotojas Vitas Arūnas. 2011 metų spalio 23 dieną, šeštadienis. Dabar esame Papročio gatvėje prie savo mamos ir Vyšniausko namo. Čia kur gyveno. Dabar viskas pasikeitė. Tai šeimininkai nedirbo, dabar gyvena.
Dabar bus parapijos namai. Parapijos namai pastatyti pradėjus 1960 baigė 1920 metais. Ir čia visų laikais būdavo ir šokiai, linksmybės, ir kino salė buvo, ir svečių privažiuodavo, ir tęsdavo šventės. Paskui čia buvo valgykla. Ir vyksta renovacijos darbai ir bus sutvarkyti parapijos namai. Esame Papročių gatvėje, matome garažus, klebonų namus, bažnyčią. Ir matome viską, kad vyksta atstatymo darbai. Kai sutvarkys, čia daug lankys žmonės, melsis, bus ir koncertų, ir gal netgi čia daug svečių privažiuos. Dabar esame pakalnėje ir matome iš toliau, kaip atrodo Plungė. Ir Plungės bažnyčia, varpinė ir namai. Namas pakalnėje, matome sodybą, matome malkinę ir toliau matome Juliukaus namą viršuj. Matome dabar iš toliau Plungę, bažnyčią, varpinę, parapijos namus. Nuo Juliuko pusės. Prie Juliuko namo. Toliau matome Juliaus namuką. Po renovacijos
mūsų bendražygis Juliukas Stalius. Esame prie Juliaus namo iš šono. Kristaus. Dar matome plungės vaizdą ir Juliaus Staliaus namą. Ką? Dabar esame prie Vaišvilos 25 namo, kur vyksta renovacija. Jo baigė apdailinti ir žada ateity pavasariaus pastatyti balkonus. Dabar esame iš kito šono, iš priekio. Kaip atrodo renovuotas namas. O, kis. Sąžiningas. Ai, tu dava